Sveiki, tai yra SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras, EasySEO reklamos agentūra. Šiandien noriu trumpai parodyti, papasakoti, kas yra Locker Studio, kam įdomu paskaityti, galima surasti SEO trečiadienis 72 epizodas bus, bet aš trumpai parodysiu, paaiškinsiu, kaip yra naudojamas Locker Studio įrankis. Tai yra įrankis, kuris naudojamas ataskaitoms, galim pasakyti. Kam įdomu, aš dabar nekomentuosiu, kas yra čia atvaizduojama, bet kam įdomu, čia greičiausiai bus antroji pusė šio video, paaiškinsiu kiekvieną elementą, ką reiškia ir pakomentuosiu, kaip jį suprasti. Bet bendrai, kas yra Locker Studio? Locker Studio yra Google įrankis, kuris leidžia vienam ekranį pamatyti viską, kas darosi, pavadinkim, su reklama, su svetainė, kokioj būklėje yra srautas ir panašiai. Galima sujungti, Locker Studio galima sujungti su Google Analytics, ir labai patogus įrankis tiems, kas nori matyti kažkokias ataskaitas, kokios ataskaitas yra svarbios, bet nenori arba nemoka naudotis Google Analytics'o. Galima ištraukti grafikus, metrikas tam tikras iš Google Analytics'o, iš Google Ads, iš Meta arba iš Facebook reklamos ir galima sujunginėti jau su kitomis platformomis arba su savo kokį nors naudojimo CRM. Ką galim pamatyti? Reklamos efektyvumą. Tai, pavyzdžiui, kiek paspaudimų gauta, kiek parodymų, kiek kainavo vidurkis paspaudimo. Yra daug įvairių metrikų. Tai nėra įrankis, kurį per daug gali customizuoti, bet jame yra tam tikros standartinės metrikos, kurios gali būti traukiamas, pavyzdžiui, Facebook reklamai. Labai daug lankstumo nėra, bet pagrindinės metrikos, kurios yra svarbios, tikrai yra prieinamos su kitais papildomais įrankiais. Taip galim pavadinti. Kaip gali atrodyti, čia yra vienas iš būdų, ką mes čia matom, kiek yra paspaudimų, kiek parodymų, konversija, jeigu yra įdiegta konversija per Google Analytics, cost per click, kiek kainavo vienas paspaudimas, pavyzdžiui, čia matom average cost per click, CPC, yra 1,37 €. Ir galim pamatyti reklaminės kampanijas ir tų reklaminių kampanijų rodiklius. Taip vadinkim. Aš komentarus palieku pabaigai tokį dashboardą. Dashboardas gali būti arba panelė, gali atrodyti įvairiai. Pavyzdžiui, čia yra ataskaita, kur mes galim matyti pardavimus elektroniniai parduotuviai. Čia yra šaltinis, iš kur atėjo pardavimai. Pavyzdžiui, iš Google lankytojų buvo 985, total revenue pardavimų 0. Direct, čia tiesiai atėjo, buvo pardavimas už 50 ir pardavimas buvo iš Bingo, matom, už 105 €. Ir gali atrodyti dar, ką galima traukti, pavyzdžiui, iš kokių įrenginių, iš kokių šalių ateina lankytojai. Tai yra praktiškai atkartojimas svarbiausių metrikų iš Google Analytics'o gražioje, kažkiek patogioje formoje. Kada rekomenduojama turėti Google Analytics? Mes savo klientams diegiam, kai reikia paprastos ataskaitos, kur gali nueiti ir pažiūrėti, kas vyksta. Pavyzdžiui, sujungiam su Google Ads reklamą. Arba traukiam iš Google Analytics, ką jau minėjau, svarbiausias metrikas. Pavyzdžiui, galima sekti, kokie puslapiai buvo aplankyti, koks yra average duration, koks vizito trukmė, kiek truko. Keli klausimai, kurie pasikartoja. Ar Locker Studio jau turi įdiegtą konversiją? Ne. Pirmą konversiją reikia įdiegti per Google Analytics ir tada sujungti su Locker Studio ir tada būtų galima matyti tam tikras metrikas. Ar galima sujungti skirtingus reklamos kanalus? Taip, į vieną panelę galima sujungti, mes kartais padarom, kad sujungiam Google Ads, Google Analytics tam tikras ataskaitas, Facebook ataskaitas, reikia sujungiam ir su Instagramu, galima su kitais įrankiais. Ar Locker Studio renka duomenis automatiškai? Jis nerenka, jis paima iš Google Analytics'o, pavyzdžiui, arba priklauso su kuo mes sujungiam. Su ko sujungsim ir iš ten paimam. Ne visą laiką sinchronizacija yra tą pačią sekundę, bet tam tikrų periodiškumų duomenys atsikartoja, atsinaujina ir galima matyti tai, kas vyksta, sakykim, per šiandien galima pamatyti, kas jau įvyko, ar pardavimai, kiek buvo apsilankymai ir panašiai. Toliau aš papasakosiu, jeigu kam įdomu buvo sužinoti, kaip yra naudojamas Locker Studio, tai čia tiek ir papasakosiu, norėjau trumpai, toliau papasakosiu, į ką žiūrėti, kaip suprasti, kokias metrikas galima pamatyti. Beje, jeigu reikia pagalbos su Locker Studio arba reikia įdiegti atsekamumą tinklapyje, galite parašyti
pažiūrėsim į jūsų projektą. Gerai, dabar pažiūrėsim į tokią standartinę ataskaitą, kas yra matoma Locker Studio. Čia ataskaita yra iš Google Ads reklamos, kiek buvo per periodą bendrai paspaudimo, kiek buvo parodymų, visų reklaminių kampanijų parodymus. Čia yra santykis, kiek buvo parodyta ir kiek paspaudimų. Kiek įvyko konversija. Konversija čia gali būti, priklauso, ką mes sekam. Mes galim atsekti, kiek formų yra užpildyta. Priklauso, kas yra konversija. Kiek gauta skambučių. Tai priklausomai, kas yra konversija, tada čia atkeliauja metrika iš Google Analytics. Ir čia paskaičiuoja, kiek kainuoja viena konversija. Cost per click. Čia cost bendras yra, kiek kainavo visą reklaminę kampaniją per tą numatytą periodą, reklaminį periodą. Average CPC, CPC, tai yra vidurkis, kiek kainavo vienas paspaudimus. Average CPM, kiek kainavo vidurkis, kiek kainavo 1000 parodymų. Kai kalbama apie CPM, visą laiką yra kaina apie 1000 parodymų. Taip, čia atitinkamai yra grafikai kiekvieno bloko, tada yra reklaminės kampanijas. Čia yra kampanijos pavadinimas, kiek, pavyzdžiui, reklaminė kampanija 1, 2, 3, 4, 5, kiek gavo parodymų, impressions, kiek gavo paspaudimų tą reklaminį kampaniją, click-through rate santykis, cost per click, čia vidurkis, mes galim pamatyti, kad pavyzdžiui, 4 reklaminė kampanija yra brangesnė, cost per click, čia vidurkis paspaudimo brangesnis nei pirmos reklaminės kampanijos. Viena konversija įvyko, pavyzdžiui, tai buvo užklausa arba buvo skambutis. Ir čia yra išskaidimas, kiek kaina pagal įrenginius, kiek iš kompiuterio. Čia yra paveiksliukas, dėl to nerodo paaiškinimų, bet kai pačioje ataskaitai žiūri, tai tada gali užvesti pelytę, tą parodys, kad čia yra kaina paspaudimo, kad išleista. Čia aš paminu iš ataskaitos, kad paspaudimų gauta iš telefono 85%, 14% yra iš kompiuterių. Čia taip pat kaštai, o čia yra konversija, matosi, kad konversija yra iš telefonų, ta viena konversija, kuri įvyko. Tiek šiam kartui, jeigu turit klausimų, reikia pagalbos su atsekamumu, norite įdiegti Locker Studio, parašykit, galėsim padėti. Iki sekančių karto, jeigu naudinga, like, subscribe, prenumeruokit naujienas. Iki.